Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ir ką, šią savaitę vėl mūsų laukia beprotiški mūšiai, tiek Lietuvos krepšinio lygos pusfinalis, tiek Eurolygos finalo ketvirtas. Na, noriu kažkiek savo uodegą pasikelt. Praeitą kartą atspėjau visų ketvirtfinalio serijos rezultatus Lietuvos krepšinio lygoje. Na, pabandysiu ir šį kartą neapsikeulinti, o jūs būkite aktyvūs, rašykite savo spėjimus po LKL finalų, aktyviausi bus apdovanoti prizais. Ir aišku, nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą. Kągi, jau antradienį LKL pusfinalio seriją pradeda Kauno Žalgiris ir Panevėžio 7bet Lietkabelis. Na, manau, jau panevėžiečiams vien patekimas į pusfinalį šį sezoną buvo geras rezultatas. Abejoju, ar 7bet Lietkabelis gali mesti rimtesnį iššūkį Žalgiriui. Na, dėl to, kad Panevėžio komandoje daug veteranų ir manau, kad ketvirtfinalio serija su Juventus tikrai išsunkė ir fizinės, kažkiek ir psichologinės jėgas ir nebuvo daug laiko fiziškai atsistatyti 7bet Lietkabelio krepšininkams. Na, o žalgiriečiai pailsėję, jie jau ilgai nežaidžia Eurolygoje, visą dėmesį sutelks šiai pusfinalio serijai ir aš nematau variantų, kad Panevėžio krepšininkai būtent Žalgirio arenoje pasipriešintų kauniečiams. Tačiau prognozuoju, kad antrose rungtynėse savo žiūrovų akivaizdoje vis dėlto Nenado Čianoko auklėtiniai labai rimtai kips į atlapus LKL čempionams. Na ir kičiau galbūt pralaimės tik minimalių skirtumų keliais, 2, 3 ar ten 5 taškeliais. O prognozuoju, kad Kaune dviženklę persvarą triumfuos Kauno ekipa. Ką, antroji LKL pusfinalio pora, manau, bus įdomesnė. Ten vyks pagniaužiantis Vilniaus derbis, Rytas prieš sostinės Wolves. Na, tikrai visa Lietuva laukia šio mūšio, komandų jėgos yra apylygės, abi ekipos neslėpia ambicijų prasibrauti į didįjį finalą. Rašydas Salimonas, Vilkų lyderis, netgi sako, nori laimėti LKL čempionų titulą, bet Wolves ekipai tikrai nebus lengva. Didžiulis nuostolis yra Brukso trauma, dabar jis tapo vienu pagrindiniu aukštaūgiu ir iškrito legionierius iki sezono pabaigos, taigi manau, kad Rytas ir priekinėje linijoje turės šiokią tokią persvarą. Bet mano nuomonė, kad serijoje prieiks dėl to 5 rungtynių, mes grožėsimės Salimono ir Fosterio mikrodvikova. Spėju, kad jie bus tikri komandų lyderiai ir toje serijoje galbūt rinks net apie 20 taškų. Nuojauta kužda, kad pirmąjį mačą laimės Rytas, antrąjį Wolves, trečiosiose rungtynėse vėl stipresni bus Giedriaus Žibėno auklėtiniai. Na, ir visos rungtynės bus labai atkaklios. Komandos švęs pergalę, na, maždaug nuo 5 iki maždaug 10 taškų skirtumų. Kągi, gegužės 24 dieną startuoja Eurolygos finalo ketvirtas, komandos veik vienodo lygio, gali viską lemti viena kita detalė, sakyčiau, bus svarbi ir Fortūnos pagalba. Pirmajame pusfinalyje Atėnų Panathinaikos prieš Stambulo Fenerbahčę. Na, iš vis komandų, manau, čia šansai yra vienodi. Prognozuoju, kad vyks nervų karas. Tikrai nebus labai rezultatyvios rungtynės, nors komandos turi gan ryškių puolimo lyderio. Sakyčiau, na, apie 150 bus pelnyta taškų nedaugiau ir kažkaip nuojauta kužda, kad Scottie Wilbekinas išaus šiame mače, puikios sportinės formos, na, turėtų pelnyti apie 20 taškų. Ir vis dėlto, manau, nugalėtoje lems ir trenerių dvikova, nors Atamanas yra vyresnis už Jasikevičių, bet, sakyčiau, strategas iš Lietuvos yra sumanesnis ir sukurs gerą planą, kaip Fenerbahčė iškovoti pergalę. Stambulo komanda triumfuos, maždaug 5 taškais. Ką, antrasis pusfinalis Madrido Realas prieš Pirėjo Olympiakos galbūt bus net įdomesnės šitos rungtynės. Praėjusio sezono finalo pakartojimas, tada tiesiog pergalę iš rankų išleido Olympiakos komanda, kai ją nužudė Sergio Julo fantastiškas metimas. Realas šį sezoną dominavo
reguliariajame sezone komanda turi nepaprastai ilgą atsarginių žaidėjų suolą, bet šį kartą aš manau, kad vyks šiokia tokia staigmena. Olympiakos ekipa demonstruoja tiesiog geležinę gynybą šį sezoną ir jaučiu, kad sukaustys pagrindinius Realo lyderius, o Madrido komanda dar ir versis be Gabrielio Deko, kaip ir pirmajame pusfinalyje, prognozuoju labai nerezultatyves rungtynes, dažniausiai pusfinalėse vyksta tikras nervų karas ir gal čia pasakysiu netikėtai, Olympiakos pergalė paskutinė mačo minutė arba sekundė. O kągi, dabar apie mažąjį finalą, rungtynės dėl trečiosios vietos, daugeliui komandų tos rungtynės nėra įdomios, netgi daugelio klubo atstovai sako, kad nereikėtų to mačo, nes dažniausiai žaidėjai išeina absoliučiai be jokios motyvacijos ir be galo sunku prognozuoti šitų rungtynių baigtį. Aš jau manau, kad čia tikrai krepšininkų neslėgs įtampa ir mačas bus rezultatyvus, ekipos sumes, sakyčiau, tikrai apie 180 taškų, mano nuomonė, ir Realas laimės apie 10 taškų skirtumų. Ir ką, didysis Eurolygos finalas, spėju, kad jame žais Stambulo Fenerbahče ir Pirėjo Olympiakos. Čia šiek tiek daugiau, sakyčiau, kozirių turi Pirėjo komanda, kuri turi labai galingą, atletišką priekinę liniją. Matėme, jog Monako centras Donatas Motiejūnas visiškai dominavo baudos aikštelėje prieš Fenerbahče aukštaūgius. Be to Pirėjo komanda pasižymi kiek ilgesnių atsarginių žaidėjų suolų. Tai komanda fantastiškai besiginanti. Ir Makisikas, kuris tikrai puikiai gynasi, tikrai gali sukaustyti varžovų lyderius, tą patį Vilbikiną ar Dorsį. Labai norėčiau, kad Šaras laimėtų Eurolygą, bet šį kartą prognozuoju, kad reikės dar palaukti. Be to noriu akcentuoti, kad vėl nepamatysime jokių taškų lenktynių, bus nervingos, klampios gynybinės rungtynės, bus pelnyta apie 140 arba 150 taškų ir mano nuomonė Olympiakos laimės maždaug 7-8 taškais. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Mėgaukitės aukščiausio lygio krepšiniu ir atsisveikinu iki kito karto. Sėkmės!